Kažkaip nelauktai atsidūriau Ukrainoje. Iš tikrųjų, tai biškai toks šokas vidinis. O čia negenio darbas. Čia suvarpyto tvorą visą. Čia pusė pastato nebėra. Tai pradedu savo kelionę jau į Ukrainą, į Kijevą, į karo nusiaubtas vietas. Turiu vaną, nežilgo parodysiu, kaip man čia gyvenasi. Pasiėmiau lauktuvių, šakočių, lietuviško vyno, pažiūrėsim. -7, šilta, kelią. Iš tikrųjų tai tokia neramastis, bet kelias geras, mašina gera. Mane ten turėtų pasitikti mano draugų draugai. Tai sakė, parodys Kijevą. Na, susidūriau su pirmąja problema. Atėjęs į vonios kambarį, pamačiau, kad nuo spintelės laša vanduo. Ir čia yra taip, kad matyt prieš tai buvęs nuomininkas neišleido vandens, tai dabar man matot, laša vanduo. Reikia man čia atsisukti, nes čia įtariu, kad čia jau bus reikalų. Nu, turiu šveicarišką piliuką, tuo darysiu tai. Niekad nepalikit šlanguose vandens. Gerai, dabar jau su ta ranka nebeišeina, bet tuoj atsuksiu šitą. Atsakau, matau, kad čia bėga, tai čia dabar ką padarysiu. Padariau tokį dalyką, išjungiau elektrą, atidariau kraną, kad čia visas spaudimas išbėgtų, uždariau kraną ir jungiau elektrą. Vadinasi, siurbliukas, dabar tenais yra sausa ir jisai nebekelia vandens, nes tenais yra oras. Dėl to čia dabar nebėga. Jeigu aš dabar atidaryčiau šitą kraną ir išleičiau už tą orą, tai čia bėgtų. Taigi, dabar čia man maudymusi, man savaitė bus gerai, o paskiau jau žiūrėsim, remontuosim. Tai dabar čia nebėga, viskas gerai. O kai maudysies, ten tie porą lašelių tikrai nieko nepakeis. Dar parodysiu, kuris laiką galim laikyti tualetinę chemiją, būtent šitam kemperį. Nešti bagažinę ar kažką yra nepatogu, tai galima realiai va čia pasidėti ir čia visą laiką bus. Netrukdys nei ką ir jeigu reikės bus. Kemperį būtinai reikia laikytis tvarkos, nes jeigu tik biškį tvarkos nepasilaikau, iškart labai mažai erdvės ir mažai erdvės labai greit prisiverčia. Iš tikrųjų, tai pamiršau dantų šepitelį pasipti iš namų, tai dabar reikia būtinai nusipirkti dantų šepitelį. Iškeliauju toliau, tuoj pusryčių darysiuos. Pusryčių darimo metas. Visą laiką keliauju, turiu šitą kavinuką, man jis labai patinka. Čia skaitosi turkiškas kavinukas. Gerimo vandens iš krano jūs nenaudokit, nes tenais gali būti visokių bakterijų, dar kažkas. Nusipirkam čia, tas kainuoja kaip 1,5 euro. O jeigu kitose šalyse, tai ten kainuoja 60 centų, labai. Iš tikrųjų galvoju, ko aš noriu. Ar aš noriu virtų kiaušinių, ar sumuštinių, ar dar kažko. Nekeičiu savo tos charakterio savybės, tokios, kur aš galvoju ir galvoju. Pamiršau dar vieną dalyką, atpjaustymo lentelę. Atsirado toksai garsas ir iškart galime padėlius jau. Dabar klausimas, ar turiu padelių? Turiu. Kas nori pažiūrėti mano šūkį? Pasižiūrim, ar viskas pritvirtinta, niekas nenukris. Gerai, kad sustojau degalinėje paklausti, tai pasakė man, kad kur yra tiesiogiai kelias nuo Varšuvos į Kijevą, tai ten tik tais fūrom. Ir lengvųjų nepraleidžia. Vienu žodžiu, taip, reikia važiuoti link Lvivo, tada tenais viskas bus gerai, tada tenais lengvusios mašinos važiuoja. Papildomai 100 km. 40 km likus iki pasienio tokios eilės fūrų. Dabar turim problemą. Autobusas turi problemą, o aš paskui turėsiu problemą. Čia belia kiek tų mašinų. Ir vien fūros. Atvažiuoju čia į pasienį ir galvoju, o aš pasą pasiėmiau, taip šilta pasidarė, bet turiu, radau. Jungiu, per kiek laiko praeisiu abidvi muitinės. O, startas. Čia pabiškiau juda.
mašinos. Atėjau paprašė atidaryti viską, bet labiau čia buvo toks formalumas iš tikro. Tarptautinė lenkų lietuvių kalba susikalbėjom puikiai su jaunuoliu. Jau praėjo beveik 11 minučių, labai greitai judu. Gerai kemperį lauk, tualetas yra, vandens turim. Žinočiau, kad ilgai lauksiu, tai čia pietų pasidaryti ką nors. Viskas. Lenkas muitinė praėjo per 17 minučių. Nu, važiuojam į Ukrainos muitinę, pažiūrėsim, per kiek ten praeisiu. Praeidinėjau 36 minutės, bet man atrodo paskutinis postas ir viskas. Iš tikrųjų tai labai mandagiai. Aš esu važiavęs per nedraugiškų valstybių sienas ir kitur, bet čia kaip važiuoti per sieną labai mandagiai. Nu ką, viskas. Praėjau, visos muitinės patikros, viskas užėmė 37 minutės. Bet tas laikas prabėgo greitai, mandagus žmonės, geranoriški. Man ten ir padėjo, ir sunavigavo. Kažkaip nelauktai atsidūriau Ukrainoje, iš tikrųjų toks klausimas, ar reikia ten kokio nors lipduko ant stiklo, ar dar kažką tokio, išsiaiškinsiu toks. Iš tikrųjų, tai biškai toks šokas vidinis. Nu, įdomus jausmas. Tai labas rytas, kokia -12. Nesušaliau, viskas gerai. Einu kavos gert, beje, čia kava blemas po eurą. Einu kavos gert, kad nors valgysiu ir kelią. Galinį aš sakiau kapučino, 1,5 euro ir sirnikį. Šituos tokius, tai nežinau kaip skonis. Tai yra varškėčiai, forma kaip pyragėlių, bet nu labai skanu. Nežinau, matyti daug cukraus, aš cukraus kaip nevalgau, tai man labai skanu. 2 eurai sirnikai ir 1,5 euro kava, 3,5 euro. -12 ir į kelią. Važiuoju dabar į Bučią. Bučia yra prie Vatievo, truputėlį taip jaudintis. Kaimelis toks paprastas, yra ir gražių namų, labai prabangių, tokių visiškai trobų. Atrodo, lyg nieko nebūtų buvę. Paskambinau pažįstamam, kur gyvena Kijeve, tai sako, kad Bučioje viskas atsistato. O, vaikutė, čia tai yra reikalų. Va čia. Negenio darbas. Čia suvarpyta tvora visa. Čia pusė pastato nebėra. Čia kita pusė pastato nebėra. Kijevas tikrai labai gražus kaip miestas. Tokio knygo dar nebuvau matęs. Dvigubas kablys, pasaga. Žiauriai gerai atrodo. Pažiūrėkime, ant kiek pas mus yra šalta. -14 šalta, kurį nusistatė. +4. Nu, žiūrėsim, kas bus. Nu, ką, einame mėgoti. Na, miesto centre radau tokius reikalus.